Sveiki visi atvykę man dar vieną Minecraft'o video ir šiandien žaidžiu vėl Minecraft Survival'ą. Dar matote, kaip esu šitame miestelėje tą pačiame. Žinokite, gimūdų čia dar tikrai nenaudojau. Tai jo. Čia kas įdomu, kaip čia ironas, jo kur iš man. Jo, ironas, taip, man ant seto jau nereikia. Gal man ant kirvį ir nueiti medžių pasikirsti, bet kam bus medis iš tikro. Jo, čia kam susidėti visą ironą. Tai jo, ir... Taip, tai čia yra mano trečiasis video, tai jie visi kažko tai brangiai. O, emeraldą galima gauti labai laisvai. Taip, va šitų va reikia. Kiek jis ten prašymą įdomu? Taip. Gal aš nusidėtinku į normalų. Taip, nes aš galiu mirti labai greitai. Čia aš netyčia sugadinau, kiek jam tam reikia. Kur bėgia, klausyto? 18. Panet, na, gerai, užėjau čia, oi blemba, kur aš dar čia turėjau, ja? Ja. 4, 6, tik dar turim 6. Jau matau, kaip naktis ateina. Na jo, gal jau laikas yra eiti miegoti, bet ne, dar galvoju pabūsiu. Gal kaip jie žino iš tikrųjų šitą? Ateik čia, lip čia. Va, maladė. Nepataikė. Užtaikiai? Neužtaikiai, daug padėsiu. Lysk. Nebijok, aš tu uždarysiu. Tu lolas. Ir netgi tą pamečiau. Bloką. Nepergyvenu. Todėl, kad čia uždedu. Lipki. Lipk, va. Kiaulystume Lipkit. Aš noriu jūsų gyvų. Nemirusių. O eik tu nūbai. Norėsit susilipsit. Lipk. Fucking asshole. Gerai, tada, tegul jie ten būna, aš einu čia, pasiimu dar geležies, įdomu, iš kur aš tikiuosi, jogi, prisikasiu labai. Tai jo, dar ten kasinėjus labai ilgai, tai jo, galiu įgultis ir mėgoti. Jo, tai čia jau esu kaip trečias video, tai, kai manau aš, ir varau dabar pagaudėsi skeletonų, man reikia biškai tikrai strėlių, pagavau. Gavau strėlių? Ne, negavau. O ten zombis. Žaidžiu su texture packu, Fameful. Toks texture packas. Galima sakyti, nieko nesikeičia, tiesiog į daiktai, kai kurie prasilgino arba dar kažkaip. Nu, kaip čia paaiškiai, nežinau, biškai vos kitaip atrodo. Tiesiog tas daiktas, 9 kulkos jau. Tai jo, žinau, kad aš šitam kaimelį... Oi, nuo savo kaip įsigandau pamačiau. Kaulų man irgi prireiks, taip, 10 strėlių, gerai. Voras, man vorų irgi prireiks, taip, daug čia. Ir žinokite, jau manau, greitai varysiu ant tiek jau kasinėtis ieškoti deimantų. Jo, ir aš nefilmuosiu tada, kada aš ieškosiu deimantų, todėl kad, todėl kad ten labai bus tamsu ir kai iš viso tai jo, nu, kada bus tamsu, tai žinokite, jo. Vėliau nefiga jūs nematytumėt ir tada jo. Gerai, tai užsilipu. Einu biškai aš paieškosiu kokio keivo čia mažiuko. O, dar strėlių. Kiek dabar turim? 12. Man labai dabar tų strėlių reikia, bet aš nelabai ir šaudau iš to lanko, bet iš tikro ateityje prireiks. Kaip sakoma, dabar nereikia, bet vėliau reikės. Anglies levelio gali dar pridėti. Turiu 14 lygį iš tikrųjų, dar nemeriau niekados, nes jeigu mirčiau, tai nežinočiau, kur iš tikrųjų aš nuo kur atsiradau. Kurioje vietoje. Ir irono man tikrai ten pakankamai yra, kad užtektų. Taip. Anglies man tikrai reikėtų. Ir čia dar kažkada tai... ir dar šiandien dėl tų... dar norėjau pasakyti dėl tų... kaip ten... Drakonų kova Z arba drakonų blokas C, dėl tų bet aš iš tikrųjų tai pro Minecraft'ą vadinasi. Tai aš manau, kad aš greitai įsisiųsiu tą modą ir tas modas gal tikrai turėtų būti kitą savaitės gale arba, kažkada ateityje iš tikrųjų. Aš dar esu su to Super Saiyano Trunksu. Mano mėgstamiausias charakteris yra drakonų kovos, tai yra šitas Trunksas, tai jo. Ir šios dienos klausimas bus, kuris yra toksai drakonų kova Z veikėjas iš jūsų mėgstamiausias, pats mėgstamiausias drakonų kova Z veikėjas,
kuris tik yra, kuris tik pabuvojęs kokias per 2 serijas, kaip, pavyzdžiui, kaip Freezas. Freeza maždaug, arba Selas, iš tų blogiukų, tokių, va. Man iš tikrųjų baunų reikėtų. Tai jo, va, šiandienos klausimas, o praeitas klausimas, tai praeitą klausimą niekas nieko nesakė, tai žinokit, jo. Man reikėtų iš tikrųjų lavos. Pasidaryčiau, žinau, ką aš padaryčiau. Kur čia tas yra? Va, Ironas, jo. Kažkaip greit labai dienota praeina. Taip, šitas bucket man reikia. Taip, pasidariau bucketą. Ir eisiu dabar, biškai padarysiu, galiu dabar netgi Ender portalą pasidaryti. Oi, Nether portalą, tai jo, eisiu dabar čia ir pasidarysiu šį. Jo. Ateik čia. Viskas gerai, taip. Dabar man reikės biškai blokų. Biškai viršų blokų reikės pakelti. Taip. Gerai. Taip. Šitą, man atrodo, kažkur tai žiūrėjau kažkokio serijoje, kad nežinau, neatsimenu. Tai jo. Kitam gal video būsi Netherį, tikrai, bet aš nežinau, ką ten bedeimantinėse atidaryti iš tikrųjų. Taip, čia papilam vandenuką. Taip, einam dabar lavos vieną kibirėlį pasiemu. Taip. Lava. Taip, obsidiano blokas. Iš tikrųjų, man lavos iš tikrųjų labai prireiktų, bet čia tik su deimantiniu čia pikaksų galima nugriaus. Ai, ne, vasaron kal matau. Kal. Bet labai man patinka kalti tas obsidian, todėl, nekala. Gerai, šitą galima dabar pasiimti su savim. Taip. Kažkaip tai iš ten... Jo, va tai va, gerai, togul nuplaukė, šitą galim padėti. Jo, gavom obsidiano blogą, tai greitai, kada kitam video turėčiau tikrai nuėti, aš nefilmuosiu tada video, kada aš jau turėsiu deimantinių pikeksą ir dar biškį deimantį, nes atsikasinėti sakau, nes bus labai tamsu, nežinau kodėl, ir filmuoju po 10 minučių, todėl, kad aš dar esu susitvarkęs bandikėjimą, tai greitai pasitengsiu susitvarkyti kuo greičiau, tai jo. Aš tai galiu dabar filmuoti po 10 minučių, tai žinokit jo, tą obsidian bloką čia gerai paliekam per naktį. Tai jo, tai... Turiu 16 levelių, taip. Jo, 16 levelių, taip. Ir maždaug, kol... Tai jo, kaip galiu jau baigti video, man atrodo, tai... Sakau visiems ate, iki kito karto. Čia aš toks gražus ironsetų, bet iš tikrųjų man reikėtų šalmą nusimti. Man patinka, mano tikrai mėgstamiausias charakteris yra Tranksas, todėl kad pas jį yra kardas gale, tai čia tipo Z-sordas. Tai sakau ate, iki kito karto ir dabar.